Kokia vandens reikšmė žmogaus gyvybiniai veiklai? Žmogaus kūne yra 70% vandens, kraujyje net 92% vandens. Visiems žinoma, kad be vandens nėra gyvybės. Ši savoka yra giliai įsišaknijusi. Tačiau ne visi suvokia tos procesus, kas atsitinka, jeigu organizmas pastoviai ilgą laiką negauna reikiamo vandens kiekio. Šiuolaikinė medicina organizmo išsausėjimą nelaiko pavojingų gyvybei. Vanduo yra traktuojamas tik tai kaip tirpiklis, skirtas maistinių medžiagų ir deguonies pristatymui į ląsteles ir taip pat šalutinių produktų pašalinimui iš jų. Tačiau vanduo reguliuoja visas gyvenimo funkcijas, visas gyvybinės organizmo funkcijas. Vanduo, kas yra labai svarbu, sukuria ir taip vadinamą hidroelektrinę energiją. Tekėdamas pro ląstelių membranas, jisai skatina susidaryti energijai, kuri yra panaudojama organizmo gyvybiniai veiklai. Akivaizdu ir tai, kad trūkstant vandens pastebimai sulėtėja fermentų veikla, stringa medžiagų apykaita. Todėl ilgalaikis vandens stygius gali sukelti organizmo funkcijos sutrikimus. Ypatingai į vandens stygių jautriai reaguoja smegenys. Smegenų organizme yra 2% tik nuo svorio, tačiau jie suvartoja iki 20% vandens ir deguonies organizmui skirtų resursų. Netgi pajutus organizmui trūkstant 1% vandens, jau smegenyse vyksta labai nepageidautini procesai. Nes smegenų ląstelės jos ir neatsinaujina ir tai priveda prie to, kad esant ilgalaikiui vandens trūkumui gali įvykti negrįžtami smegenų veiklos pakitimai, negrįžtamas smegenų ląstelių žūtis ir gali išsivystyti degeneracinės nervų ligos, tokios kaip Alzheimeris. Organizmas siunčia įvairius signalus apie vandens stygių. Tai pirmoje eilėje spaudimo padidėjimas, sąnarių skausmai, galų gale skausmas. Skausmas tai yra organizmo beviltiškas šauksmas, beviltiškas pagalbos riksmas apie išsausėjusią tam tikrą organų vietą, apie vandens stygių. Tačiau labai dažnai mes šį signalą stengiamės nuslopinti skausmą malšinančiais vaistais. Tai iš tiesų yra labai nepageidautinas reiškinys. Geriausia tokiu atveju yra atsigerti gero kokybiško vandens. Reiktų atkreipdėmėsi ir tai, kad organizmas netgi trūkstant 1% vandens, jisai dar ne visada siunčia troškulio signalą. Todėl nereikėtų laukti, kol išdžiūs burna, o vandenį pastoviai ir nuosekliai gerti.